Sveiki, šiandien yra balandžio 13 diena ir aš pradedu mokytis. Taigi, šiandien mokytis jau baigiau, tai dabar pažiūrėkime, kas čia gero. Taip, diena 25 ir jau pradedu žiūrėti Tidių appą, kaip aš noriu daryti, ir jau pasirašiau dalykus. Tai progresas šito video yra 55 minutės, kaip ir visa CRUD functionality perėjau. Tai dabar ką esmė, aš bandau viską susirašyti, kaip man reikės viską daryti, nes jo sunku bus prisiminti ir dar vis tiek čia kai kurių dalykų aš manau, kad neprisimins, kaip reikia daryti, tai vis tiek reikia žiūrėti per dokumentaciją, per forumus. Tai tiek dalykų, tai pagrindė, ką aš noriu padaryti, yra read, create, update, delete. Tai čia yra, ką aš noriu su šito projektu išmokti. Ir čia dar yra papildomai, ką aš tikrai pabandysiu implementuoti, yra loginas, logoutas, registracija. Tada, kad useris gali matyti tik tai tik tai jo kontekstą, tai tik tai jo taskus šituo atveju. Ir tuomet galėtų searchinti savo taską. Tai čia mačiau video tą coveriną, dar pažiūrėsiu, gal kažkas yra papildomai, ką aš noriu daryti. Ir tuomet dar pasišiu, kiek page'ų turi būti, kad prisiminčiau. Tai čia kaip ir viską aš esu susirašęs tiesiog stepsais, be jokio kodo, be jokio nieko. Jo, ir tuomet dar atnaujinau šitą dalyką, kur tada buvo čia biškai viską daugiau prašyti, iš tą, ką prieš tai buvau pasirašęs ištryniau. Tai čia kiek yra dar mano resursai additional. Čia skaidžiau šitaip ir tuomet fazę susirašiau, kad viskas gražiau atrodytų. Tai pirma fazė kaip ir baigta, tai yra basicsai. Ir tuomet dar dienas pasiskirčiau maždaug kaip aš norėčiau, kad gautųsi. Tai gaunasi, kad iš esmės Django aš mokysiuos dar, jeigu aš noriu projektą per 23 pabaigti dienas, jeigu šiandien yra 25, tai dar turiu realiai 8 lyg ir dienas. Iš man per tiek tikrai turėčiau suspėti. Jeigu dar daug laiko skirsiu, šiandien truputį mažiau. Ir tuomet prasidės jo, čia daug laiko gaunasi, nes jeigu čia buvo 15 dienų, tai čia jau bus 46 dienas, tai čia iš tikrųjų bus daug laiko, bet ir knygų irgi, kurias aš noriu peržiūrėti, perskaityti, pasipraktikuoti, yra nemažai ir aš manau e-commerce čia reikės tikrai daugiau laiko skirti, nes funkcionalumo daug daugiau negu Tidių appas bus. Tai tokios tokelės. Ir šiandien mokytis baigiau ir tada tęsiu mokymas rytoj. Tiek šiandien iš manęs.